Atidaryk verslo sąskaitą SEB banke. Augantiems kasdien. Sveiki, brangūs žiūrovai, jūsų televizijos eteryje ir vėl ateities milijonieriai. Ir aš šios laidos vedlys Leonardas. Netrukus susipažinsime su vienu labai kietu duetu iš Šiaulių, kurie pasiryžę sukelti revoliuciją mūsų spintose. Anot jų, stilingų būti dabar, kaip niekad, yra paprasta. Ką jie turėjo omeny, tuoj sužinosim. Į šią verslo kelionę aš einu kartu, kaip visada, su savo drauge iš SEB banko Rūta. Be jos aš nežingsnio, nes mes kartu irgi esam kiets duets. Pamačiau, labas. Labas. Nespėjau. Kitą kartą paliksim, gerai? Gerai. Rūta, einam palydėsiu aš tave iki vienos fainos kompanijos. Nu kaip kur. Kalbėsim šiandien apie stilių, apie aprangą. Tas, kas visada madoj. Žmonėmgi rūpi didžiai daliai, kaip atrodo. Taip. Nu taugi rūpi. Vienareikšmiškai. Ir man kars nuo karto. Sveiki, štai ir mūsiškiai. Leonardas. Rūta. Malonu. Arnas. Rūta. Malonu. Ir jūs esat Vestimus. O, va kur Ir kirtis. su kirčiu, Aš norėjau matai. sakyti Vestimus. Ne. Vestimus. Kur vedate mus? Į vidų. Gerai. Andželika ir Arnas į susitikimą su mumis atvyksta iš Šiaulių. Jie kuria virtualią rūbų spintą Vestimus. Kol kas jų programėlė dar gaminama, tačiau vartotojus turėtų pasiekti jau visai netrukus, greičiausiai šį mėnesį. Dažnai lankotės Vilniuje? Na, mes tik prieš neseniai visai ten įsikėlėm, tai šiaip buvom Vilniuje didžiąjį laiką dalį. Andželika yra iš Plungės, Žemaitė, aš esu šiaulietis. Mes prieš tai gyvenom Vilniui, netrumpą laiką, kiek metus, daugiau negu metus. Tai pora? Aš Taip. 10 metų. Taip, toliau. Taip, tikiuosi bus koksai čia dabar širdučių uždėta. Tai mes gyvenom Vilniui ir tada sugalvojom išvažiuoti į Šiaulius. O kaip? Kodėl? Aš nieko prieš Šiaulius, bet vis tiek čia Vilnius yra tas akropolis verslo. Šiauliuose irgi yra akropolis, jeigu kalbant apie prekybos centrus. Tai akropolis yra, Šiauliuose yra viskas, kas yra Vilniui, tiesiog daugiau nišos kažką sukurti naują, pritraukti naujų žmonių, dėl to ir išvažiavom. Konkrečiai dėl mūsų programėlės, tai kadangi mes vis tiek į madą, į meną orientuoti, Šiauliai yra tikrai kupini labai madingų, kūrybingų žmonių, tai mes pagalvom, vis tiek Lietuvoje pradedam, tai kodėl nepradėti nuo to taško, kur yra didžiausia koncentracija būtent tų tokių Saulės miesto šviesa. Taip, Šiauliai, pasak jaunosios verslininkų poros, yra tikras galimybių miestas. Andželika čia ne tik užsiema savo programėlės kūrimo reikalais, bet tuo pačiu organizuoja ir tvarios mados renginius, tokius kaip rūbų mainytuvės. O jos verslo ir gyvenimo partneris Arnas ne tik padeda kurti Vestimus, bet tuo pačiu kartu su 5 kitais IT specialistais teikia programavimo paslaugas verslams. Andželikos kelionės startuolio link prasidėjo dar mokykloje. 11 klasėje per ekonomikos pamokas. Sugalvojus idėją, merginai beliko susirasti tinkamą komandą. Kai ieškojau programuotoją, tai tiesiog, taip labai atvirai eidavau prie žmogaus ir sakydavau, ten, labas, gal nori susitikti, aš tau pristatysiu savo projektą, davai būnam co-founderiai. Prašnekėjau su gal 50 programuotojų, kol išsirinkau Arną, nes man labiausiai kažkaip patiko vizija ir užsidegimas ir kažkaip labai gerai sutapom ir tada pradėjom viską programuoti, dirbti ir taip atsirado pati programėlė. Aišku, daugiau buvo visų tų aukštyn žemyn, bet čia tokia trumpa istorija. Gimė. Kodėl tokia mintis atėjo per pamoką, sėdint verslą? Kažkas buvo. Taip. Tai mūsų programėlė kaip ir sprendžia pagrindinės 3 problemas. Nežinau, ką apsirengti, nežinau, ką nusipirkti ir nežinau, ką pasimti kelionę. Tai aš labiausiai turiu problemų su tuo, nežinau, ką nusipirkti ir ką apsirengti. Tai galvojau kažkaip, kaip reiktų dabar sugalvoti tokią idėją, kur galėčiau viską vienoje vietoje pasidaryti, telefone ir pagalvojau, kažkaip gal reikia tokią programėlę sukurti, kur būtų kaip mano spinta, kur aš galėčiau visą laiką nešioti su savim, visą laiką turėti, kažkaip, ir žinau, kad man šiandien, pavyzdžiui, filmavimas, jau aš prieš 2 savaitės galėjau programėlį susikurti, ką šiandien rengsiuos, man galva rami. Žodžiu, per asmeninę patirtį. Ir draugai, taip, vis tiek validavausi pradžiai tarp draugų, tai visi irgi su šitą problemą kaip ir susiduria. Kokią pradinę investiciją užsiminė apie tėvus, kurie padėjo?
Ar kas dar daugiau? Jo, buvo vienas akceleratorius, kur gavom kaip ir, net nežinau, kaip lietuviškai būtų terminas grant. Tai buvom tokį gavę, bet iš viso iki šiol didžioji dalis vis tiek investicijų buvo iš savęs. Tai į projektą yra sudėta apie 10 000 eurų, gal daugiau šiek tiek. Vis tiek pagrindinis laikas resursas, bet finansai irgi labai turi reikšmės. Taip, be abejo. Ir šiai dienai kokiais finansais galėtumėt pasigirti? Kol kas, kadangi dar neturim partnerių, tai negalim girtis finansais, galim tik tai tikėtis geriausių iš ateities. Čia, jeigu neklystu, yra ta vieta, kur mes lauksim pagalbą šiandien. Tikrai taip. Gerai, gerbiau už kuklumą. 10 000, 10 gabalų, nemaža suma. Į ką jinai buvo ištaškyta? Pagrinde tai į programėlės dizainą, nes turėjom labai talentingą dizainerę, kuri padarė būtent visą programėlės tokią išdėstymą, kuris būtų atitiktų, taip, kuris būtų malonus naudot, būtų lengvas naudot, lengvai suprantamas, kad nepasidarytume, kad atrodytų kaip iš PowerPoint'o tiesiog programėlė sudėliota. Paklausta apie konkurentus, Andželika numoja ranką. Pasak jos, visuomet pasaulyje bus panašius dalykus darančių žmonių, bet to jie turi savo specifinę nišą – tvarią madą. Programėlės kūrėja taip pat tikisi, kad vesti mūsų vartotojų skaičiui augant, jai pavyks sukurti ne tik sėkmingą programėlę, bet tuo pačiu suburti ir tvarią madą puoselėjančių žmonių bendruomenę. Jūs orientuojatės į tvarią madą. Kas tai yra? Mano nuomonė, tvari mada yra tiesiog naudok mažiau ir atsakingiau. Mes tikrai labai neatsakingai naudojam savo drabužius. Mados industrija yra tikriausiai labiausiai prisidedanti prie viso teršiamumo planetos. Tai tvari mada yra apie ką? Ar tai yra, aš neturiu tiek pinigų, kad mokėčiau už pigius rūbus, kurie susidėvi greitai? Galbūt konkrečiai apie mūsų programėlę, kaip jinai prisideda prie tos tvarios mados. Mūsų tikslas yra skatinti žmonės vilkėti tai, ką jie jau turi, vietoj to, kad jie eitų ir pirktų ir virstų užmirštų, ką jie turi. Ir nebūtinai tie tvarūs drabužiai, jie turi būti kažkokie labai brangus, ar jų reikia turėti galbūt labai mažai, bet tiesiog vartot atsakingai ir atsižvelgti tai, kad tas drabužis būtų pilnai išnaudotas. Kaip tai yra praktiškai? Atidarau programėlę ir kaip mane jinai nuramina, kaip jinai man padeda? Tai visų pirma, kai parsisiunčiat programėlę, jums reikia investuoti maždaug pusvalandį jūsų gyvenimo, kuris atsipirks tikrai žymiai labiau. Jums reikia susifotografuoti savo drabužių nuotraukas. Žinai ką? Atsiprašau. Įsivaizduoju, Leo. Gerai, tai nusifotografuoju rūbus. Tai įsivaizduokit, kiek jūs galėtumėte išsivalyti savo spintą per tokį visą procesą ir atsikratyti, ko iš tikrųjų jau nebereikia. Programėlė raudona, ta prasme, ir šviesa, ir ženklai, ir tipo, baig, išmesk, blogai. Ne, aš manau, jūsų galvoje užsidegtų tą lemputę, kad kas čia dabar per maikutę, iš vis jau man nebereikia jos ir tada jūs ją galite arba į tekstilės konteinerį, arba kam nors padovanoti. Gerai, jinai gali man padėti atrasti, tiksliau, sutaupyti vietos mano spintoje, kurie užima ir taip, ir po to, kai jūs visą savo spintą skaitmenizuojat, jūs bet kur būdamas galit pasižiūrėti viską, ką jūs turit, susidėlioti kažkokią aprangą ir bet kur ir mes norim įtraukti savo partnerius, kad jeigu jau perkat kažką, tai pirkit atsakingai ir pirkit tikrai gerai išsirinkę. Todėl... Ir tai, kas tinka. Andželika neslėpia. Kartais ją tikrai apimdavo ir abejonės, ir netikėjimas savo idėją. Ypač prieš susipažįstant su Arnu, kuris ir padėjo jai sukurti programėlę. Tačiau atsiradus programėliai, su dviguba jėga grįžo ir merginos atkaklumas. Pasak jos, ši savybė viena iš reikalingiausių, nusprendus eiti startuolio kūrimo keliu. Iš ties, jūs kaip jau patyrę startą, nesėkmės, kokios savybės padeda startuoliui vystytis, ar jį pradėti, tiksliau, ir vystytis? Sakyčiau, kad labiausiai pastovumas. Čia pati stipriausia savybė, kurią galima turėti. Tuomet lankstumas, gebėjimas prisitaikyti. Pastovumas kaip atkaklumas? Taip, taip. Tiesiog, kad ir labai nedaug daryti, bet tiesiog pastoviai tą daryti, judėti viena kryptim ir nepamest to dalyko, ką daro. Ir jeigu konkrečiai duot patarimą kažkokį tiem jauniesiam kūrėjam ir ypač jaunom merginom, tai vis tiek yra dar šiek tiek tų stereotipų, kad ir žmonės sako, kad tas labai jau išdirbta ir labai daug galimybių. Tas vis tiek dar yra, su tuo tenka susidurti, tai tiesiog nepasiduot, daryti kuo daugiau ir tikėti savim labiausiai. Kai kalbėjom apie startuolį, verslą idėją, tai matosi labai įsidėgymas Andželikos, iš tikrųjų, kad tiki labai tą idėją. Yra 3 labai aiškios identifikuotos problemos, tie skausmai, kur atlieptų klientus. Labai aiškiai matosi tikslinė auditorija.
Kas yra klasiška, tai iš tikrųjų yra dabar testavimo periode žiūri rinką, ar ne, testuojasi programėlę ir jie ketina paleisti, ką ir turi daryti. Turbūt kitas etapas būtų pagalvoti, kaip monetizuoti, iš kogi uždirbs pinigus, kiek ten mokės, ar prenumeratos, ar bus reklamos, tai turbūt šitas irgi yra labai svarbu, nes viena yra testavimo periode, bet turbūt reikia kitą klausimą klausti, kiek sutiktų mokėti. Tai kalbu apie tą kainą, bet turi būti pamatuotas to verte. Tai vertę jūs jau mokat identifikuoti. Tai dabar klausimas, ar šitą identifikuotą vertę ir vartotojas pirks, jeigu tai bus vartotojas. O dabar atėjo metas atkakliai ir ryžtingai nerti į laukiančius iššūkius. Turime pasigaminti mados policijos plakatus, kuriuos panaudosime šiek tiek vėliau. Šiandien mes mados policija. Iš pradžių turime nuvykti į vieną be galo svarbų susitikimą. Andželika suderino pasimatymą su viena tvarios mados parduotuve sostinėje. Gal jie taps pirmaisiais vestimus partneriais? Aš jaučiu kažkokią tai vibraciją, tokio jaudulio, jaunieji mūsų bendrakeleiviai. Klausykit, yra labai paprastas dalykas. Jūs žinot, ką darot, jūs sergat tuo, ką darot, mes sergam už jūs, aš pralaušiu ledus, kaip sakoma, susipažinsim ir matau jau, kad erdvė yra labai artima man, tai bus labai lengva. Tai tiesiog atsipalaiduojam ir žinom, kad darom teisingą, tvarų, reikalingą pasauliui reikalą. Ane? Leonardai, vestimus ant 3. Gerai. 3, 2, 1. Vestimus! Labą, sveiki. Labą dieną. Labą. Malonu. Gabrielė. Aš Leonardas. Malonu. Gabrielė. Arnas. Labas. Malonu. Gabrielė, Salanida yra jūsų šitos parduotuvėlės ir jūsų įmonės, ne pavadinimas. Taip. Čia yra du žodžiai sala ir nida, ne? Taip, Tokie taip. du gražus, kaip sakoma, gamtos reiškiniai. Beje, kaip ir jūs labai gražiai. Čia labai. Jo. Čia yra mezginių produkcija. Taip. Taip, mes viską mezgame, turim tokią nišą savo verslo, kad užsimam tik mezgimu, nieko nesiuvam, tik mezgam iš siūlų, dirbam su itališkais siūlais. Ir jūs asmeniškai mezgat? Taip, tikrai pradėjau nuo to, kad ir pati nemažai mezgiau, dabar jau nebemezgu tik savo malonumui. O iš tikrųjų, kas padeda megzti? Čia yra lietuviška produkcija? Taip, produkcija yra lietuviška, dirbame su fabriku Lietuvoje, Šiauliuose toks yra nedidelis fabrikėlis, kur dirba tik 14 mezgėjų, tai yra antros kartos fabrikas, tai linkėjimai fabrikui ir ačiū visiems. Čia ir pirmas gražus sutapimas, žinokit, nes šita įsimylėjusių ir bendra verslininkų pora irgi yra iš Šiaulių ir jie atvyko čia specialiai dėl mūsų ir mūsų, reiškia, susitikimui, kadangi jie dega ne vien tik tai jų širdis, bet dega ir idėja, kuri užgimė visai neseniai, sąlyginai, bet jie ilgai brandino, augino ir galų gale yra rezultatas, su kuriuo mes ir atėjome. Tai aš trumpai papasakosiu apie ką jisai, ne? Aš pradėjau prezentaciją ir... Tai va, galbūt ir parodysiu, kaip viskas veikia. Tuo pat pasitikėjimo įgavo ir Vestimus komanda, kuri perėmė vadžias į savo rankas. Andželika pristatė, kaip programėlė veikia, bei pademonstravo, kaip įkeliami drabužiai, bei kaip juos derinti kartu. Tuo pačiu ir papasakojo apie tvarios mados integracijos galimybės. Dabar Gabrielei belieka apsispręsti, ar jai pakeliui su Vestimus. Bet tiesiai šviesiai paklausiu, ar jūs jaučiate, kad galite bendradarbiauti, draugauti ir vystytis kartu? Taip, tikrai taip. Nu, man tai čia yra viena iš svajonių išsipildymų, tai tikrai labai smagu girdėti. Jeigu nebūtų kamerų, tikriausiai apsiverkčiau. Miela. O dabar dar vieną užduotį turim labai įdomiai, įsivaizduokit, mes net po šitos tokios gražios draugystės pabuvimų eisime, būsime gatvės mados policijos amplua. Jo, skatinsim, kaip sakoma, Jėzus Marija. Apkabink, nuramink, nes... Mados policija! Stovėt, ką daryt? Ant žemės! Pirmiausia, jums reikia išspręsti mūsų testą, kad jūs irgi galėtumėt prisijungti prie mūsų policijos komandos. Taip, kad kviečiam išsirinkti kategoriją. Aš galvoju, atsispaudimai, ten pritupimai. Tikrai ne. Jūs turite išsirinkti kategoriją, iš kurios turėsite atsakyti 2 iš 3 klausimų teisingai. Gerai. Fake logotipas. Gerai.
Jezus, Marija, kokia Negaliu žiūrėti, ne? Neatsimenu. Ir aš, tai, ką tu darai dabar, aš turėsiu daryti, ne? Taip. Taip. Supratau, Va, gerai. čia. Na, pradedame Taip ir mokos. mūsų iššūkį, Gerai. kuris iš šių logotipų yra originalas. Taip, turbūt ne Abidas. Galite nulupti lapelį ir pažiūrėti, koks Ne teisingas originalas. atsakymas. Reiškia- Jums reikia originalo. Jo, čia yra originalas. Tikrai Aš taip. nulupu klaustukus. Ir- Originalas. Išbandau vestimus miesto gyventojams paruoštą žaidimą. Man pasisekė atsakyti į visus klausimus. Dabar turime sudominti žmonės gatvėje, jiems teisingai atsakius į klausimus, apdovanoti ir tuo pačiu kiekvienam papasakoti apie programėlę ir jos galimybės. Viskas, aprangą turiu, užduotį supratau, kur mano ginklai. Ginklas. O, pažįstamas reikaliukas. Va, 1-2, aš bėgu. Kaip gražiai jūs juokėtės. Mes esame mados policija, gerbiamoji. Jo, jas. Oi, gerai galvoju, reikia anglų. Mes mados policija. Ir norėtume šią gražią dieną jūs apdovanoti ir jums žaidimą sugalvojom. Ar labai daug iššūkių bus žaidime? Du iššūkiai. Tai yra, jo, vat, mūsų kompanija paruošė tokią kelios kategorijos, užduodami klausimai. Paprastai atsakote, gaunate megztinį. Galim bandyti. Rinkitės temą. Batai. Batai. Mano batai buvo 2. Tai pats pirmas. Va. Įgarsinu, kuris iš pavaizduotų megztinių yra crew neck, o kuris V-neck stiliaus. Nu galvoje šitas būtų. Teisingai. Gerai, tai jums dar vieną klausimą ir turėsite dovanų. Kurie iš pavaizduotų džinsų yra mom stiliaus, o kurie boyfriend stiliaus? Gal čia šitas mama, o čia boyfriendas? Dar pagalvokite, dar... Keiskim vietom. Sukite, jau sukite. Geras sprendimas. Iš kur žinai? Tuoj. Nulupti. Lupkit. O, mamma mia! Jūs gaunate megztinį, beje, mes iš tikrųjų esame komandoje va, su Vestimus. Jie yra komanda, tiksliau, pora, kurie sukūrė aplikaciją žmonėms, kurie jaučia galvos skausmą, rengdamisi rūbus. Vat ką įsirinkti, ką Niekada neturiu kuo apsirengti. Va, jūs irgi turite tą pačią problemą. Taip. Tai jo, QR kodas nuskanuokite ir įsisaugokite ir paskiau išstudijuosite. Galiu dabar šią minutę? Drąsiai. Būtinai pasiduoti. Beje, o kuo jūs vardu? Lina. Lina! Kaip nepasiduoti, kai užklumpa didelį iššūkį? Kaip nepamesti idėjas? Tikėti idėją. Bet gal, žinai, išsiplečiant galiu pasakyti, kaip aš investuoju į startuolius, aš labai žiūriu vienos savybės steigėjų arba steigėjų grupės. Tai yra savininkiškumas. Tai yra, aš manau, mes... Tai gera savybė? Gera savybė. Startuoliuose, ne versle. Taip, prasme, aš manau, mes sutikom tam tikrų žmonių, ne, kurie turi tam tikrą idėją, ne, ir tu negalėt krapštyti nuo tos idėjos, ne, bet kokia jinai gali būti bloga, gera, bet jis vat mato arba jinai mato tokiom stačiom akim ir mato į tą idėją eina ir bando daryti. Tikrai, aš asmeniškai labai daug tokių žmonių sutikęs esu. Tai startuoliuose arba versle labai irgi šita savybė naudinga, ne? Nes bet koks startuolis, kaip ir minėjau, susiduria su tam tikrom problemom, ne? Ir 100% jis susidurs su tam tikrom problemom, kai bus sunku. Nebus pinigų, bus tam tikra dinamika tarp steigėjų bloga, nebus klientų, ne? Atrodys, norėsiu viską mesti, pabėgti ir nieko daugiau nedaryti. Tai jeigu nebus to savininkiškumo, nebus, kad aš noriu tikrai tą padaryti, ne? Tai ir pabėgsi. Tai tas savininkiškumas labai svarbus dalykas.